Aš stoviu čia jau daugybę metų, gal net nuo tada, kai pasaulis pradėjo tylėti. Kai kalbos buvo apribotos, kai žmonėms liepė kalbėti vienaip, bet jų širdys šnabždėjo visai kitaip. Kai trankus balsai virto baime, o maldos tapo slaptais ženklais. Mane statė negalingos rankos, ne architektai, o paprasti žmonės, jų širdys ir rankos besimeldžiančios tik giliai viduje. Mane rado tie, kurie niekada nesiekė šlovės ar pagyrų. Tie, kurie ieškojo vietos būti savimi, saugoti savo tikėjimą, puoselėti savo tradicijas, tyliai išlaukti visų laikų audras. Ši bažnyčia nėra tik bokštai ar varpai. Tai ne monumentas pritraukiantis minias, tai neblėstanti atmintis. Jei kada stovėsi čia vienas, pabandyk atsiminti. Užmerk akis ir įsiklausyk į tylą. Suprasi, kokia kalba kužda ištikimybė, viltis ir kantrybė. Aplink mane trūnijantis medis. Tamsa ir šviesa žaidžia pro nedidelius langus. Kiekviena lenta, kiekvienas plyšys saugo neužrašytą, tik juntama istorija. Tai gyvas liudijimas, kad tikėjimas gali išlikti net tada, kai pasaulis aplink jį keičiasi, tirpsta ir bėga. Tai vieta, kur tylos galia nugali triukšmą, kur dvasios ištvermė yra didesnė už laiką.